Sveiki visi. Ačiū visiems susirinkusiam. Tema netobuli vadovai. Baneriukas sako fail nights. Tai bandysim kapstytis, kada ir kaip failinam. Formatas toks. Turim Alioną, Viktoriją, Lauriną. Įsivardinam, kad turim skirtingas tolerancijas keiksmažodžiams, skaliai nuo 0 iki 10 turbūt. Pradėsim nuo Alionos ir 10 minučių pakalbam su Aliona, tada kviečiam Viktoriją, tada Lauriną, tada keikėmės visi ir pradedam. Kviečiu Alioną. Baneriukas sako techkinši, po mūsų fail nights, lytai. Bet jau failą tau užskaito. Taip, nereikės sukurti. Tai Aliona jau 4 metus kuruoja techkinship. Ir be to yra Vintede su kokiom 3 kepurėm sėdi, viena iš jų mano artima kolegė. Tai šitas pokalbis tam tikrai okvardus, nes mes per dieną kokią valandą ar 2 kartais praplepam ir dabar čia kažką paklaus gudraus. Ir Aliona iš tikro paruoštukus netgi davė mums visiems ir surašė ir klausimų, ir žmonės galėjo pagalvoti. Tai aš paskaičiau, pasakiau ačiū ir dabar judėsim kažkaip kitaip. Tai Aliona turi beveik paauglę dukrą, 1 metų sūnų, turi kinčipą, turi dafiga uždavinių darbe. Tai gal pradėkim nuo to, kaip tu visam šitam sukiesi ir paskui pereisim prie failų. Tai turbūt šitie metai tokie yra, mano suvokimu, yra iki lapkričio ir po lapkričio, nes istorija šių metų yra, kad aš Kristijonai buvo 6 mėnesiai, aš grįžau į darbus, pusiau taip nelabai planuotai gavau aukštesnę rolę ir tada galvoju, na gerai, visą gyvenimą mokinausi, kaip čia viską balansuoti ir subalansuosiu. Ir man atrodė iki lapkričio mėnesio, kad man labai gerai sekasi. Nes aš buvau susiplanavus, kaip aš ten pasportuoju, einu į darbą, darbe 200% produktyvumo, ten su 2-3 kepurėm, tada grįžtu namo ir būnu visiškai pilnu etatu, visiškai atsidavus ir tuo metu momente dėmesinga mama Kristijonui, tada būnu valandą su vyresne dukra, tada laikas vyrui, kažkiek bent jau pasikalbėti, kaip diena sekasi ir laiku miegas, laiku keliuosi. Ir man atrodė, pati stebėjausi, kaip aš viską spėju. O tada lapkričio mėnesį išvažiavom atostogų su šeima. Tada supratau, kad visi išvažiavo atostogų su mama. Ir visi norėjo mamos dėmesio. Ir man per tas atostogas aš gavau ženklų, kad kažkam trūko mano dėmesio, visa šeima balansavo, kad mama viską spėtų ir man pačiai atėjo toks, kad nespėju. Nespėju, kad tai turi kainą ir ta kaina, jinai yra toks, jeigu jūs galvojat, kad kažkas viską spėja, tai arba jis pats dar nesuprato, arba jinai, kad nespėja, arba nespėja. Tai taip ir gyvenu. Ar galim laikyti, kad čia failas? Ne, aš manau, kad reikia, jeigu tu manęs paklaustum, ar tu manęs klausai, tarp kitko, ir rugsėjo, ten dar mėnesį. Jie negirdėjo. Ir jie negirdėjo, kaip tu manęs klausai, ar gerai, ar nereikia čia perėmti kažkiek darbų, pabalansuoti. Aš sakiau, nežinok, Vytau, tai viskas puikiai. Tai man atrodo, čia praeitoje diskusijoje šnekėjom, kad tuo metu, kai tu esi tame kažkokiame bandyme viską suspėti, tu tikrai negalvoji, kad ir nepajunti kartais, kad tau sunku arba tau sunkiai sekasi ir nieko tragiško neįvyko. Aš neperdegiau, nežinau, nesutriko mano sveikata. Aš tiesiog atsisukau ir pamačiau turbūt tą kainą, kuri laikėsi ant kitų žmonių, ant mano dukros, ant dėmesio, galbūt ir kiek aš iš tikrųjų, aš kokia pagalbininkė ar partnerė buvau savo vyrui, ar savo draugam, kurie mane rečiau matė. Ir tiesiog tada tą kompasą, pasireguliavau su asmeniniu vertybių kalendoriu ir supratau, kad šiek tiek ne ten. Aš ir galvoju toliau apie tos failus ir prieš tai irgi kalbėjom, aš galvoju, kodėl tų failų, aš pats galvojau, ką čia išsilistinti už paskutinis kažkiek ten mėnesį kaip failą. Ir toks užburtas ratas, tu taip įsivardini lik ir kažkokį įvykį ar kažką, betgi paskui dažniausiai būna kažkoks
follow-upas, tu kažkaip išsivartai ir lygiai tas, ką tu papasakai. Nu, toks, sustojau, pamokėlę, pažiūrėjau, nuvažiavau. Tai toks beveik gaunas, kad akademiškai įrodom, kad failų nebūna. Būna. Nu, va, tai važiuojam, kas tavo failai tada? Aš prisimenu, kai aš pirmą kartą tapiau vadovę, tai man iki šiol, žinok, norisi visus tos žmonės po vieną pagauti ir atsiprašyti. Toks, atsiprašau, aš nežinau, kodėl mane padarė vadovę ir kas buvo tam žmogui. Nes man buvo 20 keli metai. Aš buvau ką tik po universiteto studijų. Mano vadovavimo žmonėm įgūdžiai buvo minusiniai, ten nenuliniai. Ir iki tiek, kad man vėliau papasakojo, kad žmonės vaskino, kas eina su manim kalbėtis, nes nenorėdavo. Arba kai man pasakė, aš paklausiau, kur yra administratorė. Tau nesaka, bet dabar tas pats vyksta. Ačiū. Į kameras dar Vytautai galėjai pasakyti ryte. Bet iš tiesų, kai aš paskambinau ir sakiau, kur administratorė? Sakė, praeito pokalbio telefonu su tavim, jinai vemia tualete iš streso ir aš galvojau, silpna. Tai supranti, aš kaip pagalvoju, turėsime, kad mano ambicijos, aš vadovau suaugusiems žmonėm, kuriam po 40 metų ir ten porą išėjo iš darbo, aš suprantu, kodėl. Bet tuo metu aš turėjau labai aukštą ambiciją, aš norėjau viską daryti naujoviškai, taip, kai ten kitos įmonės darė, kaip mokinomės, ir man atrodė, kad tai yra žiauriai kietai. Bet iš tikrųjų buvo žiauriai durnai. Ir, žinai, sakytum, ar buvo feilas mane paskirti vadovę? Feilas. Negalima leisti mokintis, vadovauti ant žmonių tokią kainą. Ir prieš kiek čia metų buvo? Nu jau prieš daugiau nei 10-15. Tikėkime, tas žmogus nebevėmė jau. Tai, o kokie yra šansai, nu dabar va, tu lik ir tam tikram nušvitime, tipo, durniai padarė mane vadovę. O kokie yra šansai, kad už dar 15 metų mūdu sėdam čia ir ten kalbina kažkas mus ir sakom, nu nes mes kartu kasdien ir dirbam, durniai irgi nuvarėm ten žmonės, svorio neteko, persidirbo. Kokie šansai, kad dabar tokioj pat situacijoje esam? Tai manau dideli, bet nes visada yra lengviau žiūrėti atgal ir jau, kaip tu sakai, iš tos labiau nušvitusios būsenos, bet man atrodo, kad dabar yra daug mechanizmų aplink, žinai, tokių sustatytų, kitų žmonių, kuriuos aš laikau protingais ir kita vertus turim pasitikėjimo santykį, nežinau, kad žmonės ateis man ir pasakys, tikiuosi, kol nepasaky, kad vaskina. Padrasinti jūs reikia. Taip, žinau, kad tu esi, kur paskambinsi iš karto duosi velnių, jeigu kažką prisidirbsiu. Žinau, kad apskritai įmonė turi savo mechanizmus, ne? Nes yra sunku, iš tikrųjų, santykinai sunku prisidirbti didesniai kompanijai. Bet lietuviškoje kompanijoje, mažoje kompanijoje, be vadovų kultūrų, kur nėra, iš kur mokintis, arba nėra net, tikrai būna ir Vinted ateina žmonių iš kitų įmonių ir mes sakom, o Dieve, kas leido tiem žmonėm vadovauti. Nes yra labai lengva sakyti, kaip išmokti būti ten vadovų Vinted, kai tu aplink turi daugybę, visą sistemą sustatytą, kaip auginti gerus vadovus. Bet todėl aš sakyčiau, kad šansai yra santykinai mažesni. Bet faktas, kad klaidų darėm visi, pridarysim kasdien ir... Jeigu grįžtam prie pavadinimo, ten yra skliausteliai, netobuli vadovai, tai grįžtų prie tų skliaustelių. Tai kur tu netobula? Tai, man atrodo, čia, žinai, garsi ta frazė, kad mano didžiausia stiprybė yra mano didžiausia silpnybė, nes mes žmonės mylim ir nekenčiam už tos pačius dalykus. Iš vienos pusės ten žmogus gali būti labai tiesmukiškas, ambicingas, konkretus, bet kartais mane tas pats mano konkretumas ir aš galiu skambėti nejautriai. Arba atvirkščiai, gali būti labai empatiška ir sakyti, aš labai jaučiu žmonės, bet tai neleis tau priimti kažkokių labai kartais racionalių sprendimų. Tai aš turiu irgi tų savo trūkumų, tai turbūt vienas yra, mane daug kas vertina už greitą sprendimą priėmimą, kartais aš galiu juos padaryti per greitai ir neįvertinus visų detalių. Tai kitas dalykas, turbūt tą pavyzdį, kurį aš paminėjau, kad mano iš vienos pusės man labai patinka, kai kiti tiesmukiškai šneka su manim ir man patinka šnekėti tiesmukiškai, bet kažką tai gali įžeisti. Tai kalbant apie tiesmukiškumą, turbūt panaudosiu šitą kaip progą pakviesti kitą pašnekovę, Viktoriją, kur
tiesmukiškumo turbūt ne visuomet reikia. Sveiki. Tai Viktorija, turbūt visi čia sėdinti žino, ką veiki paskutinius 10 metų maždaug, bet gal jeigu keliais žodžiais pradžiai pasakytum, o tai kaipgi į tą vadovavimą iki tų 10 metų įžengiai, ar kas ten buvo iki tol? Na, iki tol buvo visai kitoks gyvenimas. Prieš politinę veiklą buvau šachmatininkė, profesionali šachmatininkė. Ir nebuvau, mano atsakomybė buvo mano pačios rezultatai. Tai iš tikrųjų patirtis tikrai labai skirtinga nuo daugelio vadovų. Ir nesakyčiau, kad tai mano darbą daro lengvu dabartinį, nes kai esi sportininkas, profesionalus sportininkas, o ypatingai individualios sporto šakos atstovas, aukšto meistriškumo, tai reiškia, kad praleidi daug laiko pats su savimi, neturi derinti savo sprendimų su niekuo. Patogu. Bet visi pralaimėjimai, visi feilai ir visa atsakomybė be jokios abejonės yra tik tavo. Tai yra daug pliusų, yra daug minusų. Na, kaip Aliona teisingai sakė, pliusai mūsų stiprybės yra ir mūsų didžiausias silpnybės. Tai daug ko išmoko, bet kita vertus vadovauti pakankamai didelei organizacijai, na, tai irgi turi visai kitokių iššūkių. Yeah. Ir mes čia apie vaikus pakalbėjom, tai čia dabar aš tikiuosi, kad Laurynas 8 turi, nes geometrinė progresija būtų, aš turiu 1, Aliona 2, Viktorija 4. Tai vėl turbūt tas klausimas, kaip? Aš su vienu kartais nespėju. Sudėtinga labai. 4 sūnus pas mane, 2 jau yra suaugę, 2 dar visai ne, 8 ir 11. Aš manau, kad vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, kad kai siekia aukštumų kažkurioje srityje, kai tampi vadovė, reikia savo labai aiškiai ir atvirai pasakyti, kad kompromisus turėsi daryti su svarbiais dalykais gyvenime ir kad suspėti viską neįmanoma. Man sunku klausyti, arba teisingiau aš taip šypteliu visada, kai girdžiu, kad kažkuri moteris sako, kad, aš esu valstybės vadovė, bet kartu aš spėju lyginti, gaminti pietus, esu puikiai mama ir panašiai. Tai arba yra gudraujama save apibrėžiant, arba tada tu to darbo tiesioginio nedarai pakankamai, nesi pakankamai atsidavusi. Ir kas, man atrodo, irgi buvo pasakyta, su kuo tikrai sutinku, mes esame linkę galvoti, kad, jei aš labai pasistengsiu, aš viską galiu suspėti. Aš žinau, aš tikrai galiu daug padaryti, ar ne, ir tik tai reikia čia viskas susistiguoti ir viskas pavyks. Bet tas balansavimo, balancing act, tas balansavimo darbas tampa ne tik tavo, bet ir visos tavo aplinkos. Ir tavo šeima, tavo vaikai, jie yra tavo projekto dalis. Ir aišku, reikia visą laiką įvertinti, ar nori tuos savo artimiausius žmonės irgi padaryti to dalimi ir kaip jiems vėliau už tai kompensuosi. Nes teks kažkaip tai. Ir ten, jeigu lendam biškutį į tą, tai kalbėjom čia stovėdami šiek tiek, kad darbe tai kažkaip, man atrodo, išmokstam išsivartyti. Tai vyksta kažkoks šūdas, kažkaip viniojas, kažkaip randi kažką ir, geras vadovas išsivartė. Bet vieta, kur išsivartyti neina, tai yra namuose. Ir jeigu tą klausimą, ar tą pokalbį biškį pakreiptume tą pusę, o kaip šeima patiria Viktoriją ir ypač kaip patiria Viktorijos feilus? Šeima mano sūnus ypatingai yra įsitikinę, kad politika šiaip yra toks labai labai sunkus darbas, daug yra problemų visą laiką, kas yra šiaip jau tiesa. Panašu, kad taip, bet yra aišku ir šviesių dalykų kartais. Pavyzdžiui, mano sūnus jauniausias, kai jam buvo 3 metai, kai tapau Seimo pirmininkė, jam buvo 2,5, mes netaip dažnai
net matydavomės, nes darbo dienos tikrai labai ilgos, būdavo savaitgaliais paprastai darbai, bet grįžus vieną savaitgalį jau namo, ramiai su juo kalbantis, paklausė, mama, o Seimo pirmininkė gali būti vyras? Ir man tai buvo labai smagu. Bet čia galime ir paploti turbūt. Bet čia turbūt yra kažkas atvirkščio, čia yra ne failas, bet max win, kad, man atrodo, mes turėjom tų valdžių, kur buvo vienalytės labai. Taip. Tai gražu, kad tas vyksta, bet aš vis tiek tai biškai prikypsiu ir sakysiu, o kaip su tais failais. O failų tikrai negali išvengti. Iš tikrųjų, politika yra toks darbas, kur atrodo tu eini nuo vieno failo prie kito, kaip Čerčilis sakė, stengdamasis neprarasti kažkokio tai optimizmo. Bet aš sakyčiau, kad man atėjus iš tos srities, kuri labai individuali, sunkumas buvo didysis ir jis iki šios dienos išlieka, kaip dalintis ir deleguoti, tarkime, kažkokias tai pareigas, nes aš esu linkusi atsakomybę, prisimti savo ir dalintis kažkokiais tai darbais yra sudėtinga. Žinau, kad tai yra iššūkis visiems tiems, kurie susiduria su tuo. O šiaip failų yra... Failas yra galbūt kaip tu priimi failus. Jeigu labai dėl jų pergyveni, labai dėl jų sielojasi, tai gali tame labai užsisukti ir nugrimsti. Tai, politikoje reikalingi žmonės, kurie sugeba rodyti visgi gerą kelią. Bent jau man norisi, kad politikoje būtų kuo daugiau žmonių, kurie akcentuotų ne tai, kas blogai, ne tai, kas šiaip pykti, neapykantą kelią. Jų visada bus ir jų pakanka jau tiek, kiek jų yra. Tai geriausia, aišku, kad politikoje būtų dalis žmonių, kurie yra ne tai, kad nepagristai linksmi ir optimistiški, bet taip sveikai, racionaliai žiūrintis optimistiškai į tolimesnę ateitį. Bet tam tu turi pats viduje turėti tokį įsitikinimą, nes jo nesuvaidinsi, jis turi būti autentiškas. O kaip su tuo, čia kalbam apie kažkokį stuburą, kad tu turi nešti save tiesiai, nes jeigu tik pradėsi lenktis, tai tik, ir sugriūsi. Ir, pavyzdžiui, mes Aliona tai kartais išsidarome kokią kamurkę ir ten pasakai viską, ką galvoja apie ar žmogų, ar situaciją. Ir uždarai duris ir ištrini iš atminties ir vyksta tokių, ar kokie kiti copingo mechanizmai? Seime, tai aš manau, jūs matot, ką mes vieni kitus galvojam. Tai aš klausiu apie tą, ko nematom dar. Iš tikrųjų, aš manau, kad iššūkis didysis yra su savo komanda, su savo, tarkime, politinė organizacija, su savo partija, kuri yra tavo komanda, bet žinoma, kurioje yra ir konkurencijos elementų, tai natūralu, tai yra daug ambicingų žmonių, kurie nori taip pat, kad rezultatai būtų greitai ir geri. Visada yra tie, kurie, didesnė dalis žmonių visada yra reiklus ir jie yra reiklus pastebėdami kažkokias mažas ar didelės klaideles. Tai man didžiausias iššūkis, bet ir uždavinys, man atrodo, kaip partijos vadovė yra išklausyti įvairius flangus, įvairius požiūrius, įvairias pažiūras ir kažkuria prasme jas sugerti, bet duoti atgal kaip jau kažkokį tai tokį pozityvų ir gerą nuotaiką, vaibą, dar kažką. Bet Seimo pirmininkė būnant, beje, labai panašus buvo darbas, nors ten skirtingumai dar didesni ir tikslai visiškai skirtingi politinių frakcijų, bet iš esmės vis tiek tu kaip parlamento vadovas, tu turi su visais pasikalbėti, išskyrus vieną kitą, su kurio labai sunku pasikalbėti, bet išgirdus darbas yra rasti kažkokį tai kompromisą, kuris užtikrintų, kad darbai, esminiai sprendimai vyktų. Ir tai yra, man tas darbas patinka, man jis atrodo prasmingas. Jis nėra toks ryškus, jis nėra flash, jis nėra toks, kur tu sakai, ką tu padarai per 4 metus. Aš ieškojau kompromisų. Tai nėra tai, ką tu įsirašysi į CV, bet aš manau, kad tai yra prasminga. Ir aišku, kai jauti, kad kažkokia didesnė reikšmė yra, tai tada lengviau daryti
daryti kasdienės aukas, be kurių neįmanoma. Aš dabar galvoju, Seimo pirmininko darbas turbūt iš tų top 3 valstybės pozicijų pats nedėkingiausias. Yra vienas aikštėj, kur toks gali pasirodyti. Kažkaip toks faina toks. Ir nesvarbu, kas ten sėdi, čia apie, kėdę. Tada yra ministras pirmininkas Praimas, tai ten tugi tiesiogiai gali ministrus kaitalioti, ten yra niuansų, bet vis tiek. Seimo pirmininkas ką? Gauna 101 žmogų, tik neatleisi tenai kažkokio durnelio, kuris rėkauja. Neįdėsi performance improvement planą, kaip mes galim iššauti. Ne, visiškai. Fuck! Visiškai kiti principai, bet vėlgi, kas tau svarbu? Jeigu svarbu parlamentą atstovauti, tarkim, sudėtingų geopolitinių laikotarpių, atstovauti kitose valstybėse, labai svarbus darbas. Parlamentinė diplomatija. Važiuoji į kitas šalis ir kaip parlamento vadovas kalbi su kitų parlamentų vadovais ir sakai, mums Lietuvai yra svarbu tai. Mes susidurime su tokia grėsme, mūsų kaimynai patiria agresiją. Mums reikia vienytis, reikia ieškoti bendrų linijų. Nuvažiavęs visada kalbi viso parlamento vardu, pabrėždamas, kad pozicija ir opozicija mes dėl esminių dalykų sutarėme. Tai yra rodai, tokį kolegiškumą, kuris būtent uždarius duris namie, jis gali būti visiškai kitoks, bet visada koncentruojasi tai, kaip pozityviai parodyti savo valstybę, nes tai yra didysis tikslas ir tai atveria duris. Tai čia yra tarkime, galbūt Seimo pirmininko ar Seimo pirmininkės pozicija, ji tarp visų 3, akivaizdu, ji yra mažiausiai ryški, nebent asmuo kažkaip ją labai išryškina ir ji yra labiausiai neutrali, o politikoje mes nenorim neutralumo, mes norime ryškių nuomonių, mes norime antraščių, mes norime skandalų, tai yra tai, kas parduoda politiką. Bet tai nereiškia, kad jeigu visi tik tai radikaliai šnekės, kad valstybei nuo to bus geriau. O valdžios galios prasme, be jokios abejonės premjero pozicija yra pati svarbiausia, tai yra raktinė pozicija. Ačiū, Viktorija. Kviečiam turbūt Lauryną ir važiuojam toliau. Visi. Dieve, kiek diplomatijos ką tik išgirdau. Aš nemokėsiu taip. Tai iškart išsikeik. Duosi progų. Aš dabar sėdėjau, galvojau, kad mes visi turbūt į tą vadovavimo rolę ėjom gan skirtingais būdais. Aš pats per inžinieringą taip ėjau, nuo programerio ir tada tampi vadovu. Aliona, man atrodo, per politikos mokslus, Viktorija per šachmatus ir labai tokia irgi įdomi trajektorija. Kaip tavo, Laurynai? Papasakok biškį. Aš iš amatininko tapau verslininku, tai man reikėjo žmonių. Tai kai tos žmonės nusamdai, kažką su jais reikia daryti. Pirmą dieną tai buvo awkward, žiauriai, nes aš ne tai, kad protingas žmogus nusamdyčiau vieną, aš iškart 4. Kad pagalvoju, vienu metu apmokysiu, bus lengviau. Ir visi sirenka į ofisą, jie mane žiūri, ką veikti. Aš juos žiūriu, galvoju, ką jiem veikti. Čia vakar ar seniau? Čia 7 metai atgal, 8. Tai žinai, aš tai žinau, ką man reikia tą dieną pasidaryti. Ir nežinau, ką jiem reikia tą dieną pasidaryti. Žalės supratimą neturiu. Turbūt, ką Viktorija minėjo, biškį apie delegavimą, ne? Jo, bet tai įsivaizduok, aš gyvenime nieko nedelegavau. Tai aš suprantu, kad... Kaip 4, kuri čia yra rekrutmento agentūra? Vytenį, tu po 4 čia duodi? Ne, čia aš nebaisiai, aš Vytenį nežinau, kad taip negalima. Tai aš atsivedžiau juos, nes mačiau, kad to krūvo kaip ir yra, bet aš bijojau, ką nors atiduoti, nes kažką netaip padarys. Tai čia turbūt yra bet kurio jauno vadovo pats didžiausias peilis, debilizmas, baimė, kas tik nori viename. Nes tu viską nori sukontroliuoti, pražiūrėti, pračekint. Turime, aš still tą darau. Tik aš dabar jau leidžiu jiems susifeilinti iš pradžių, o tada paaiškinu, kodėl jie susifeilina. O pačioj pradžioj, kai tu esi žalės, tai tu bijai to feilo iki negalėjimo ir bandai viską sukontroliuoti, sužiūrėti, užbėgti, paaiškinti į priekį, atknist pro... Dieve, tu durnas būni. Bet kuris vadovas, šviežiai tapęs, yra turbūt nepakaltinamas technikliai. Nes jis pats nelabai supranta, ką jis ten veikia. Dažnu atveju, nesvarbu nei kokius mokslus, baigęs nei ką, bet tos pirmi mėnesiai, kai tu tampi vadovu, nesvarbu kokiam aplinkybėm, toks... Turbūt, nes vadovą, žinai, tu, pavyzdžiui, pabaigi software engineering, programavimą, tu tampi programeriu ir paskui vadovu. Tu pabaigi ekonomiką, tu ten būni kokį finansininku ir paskui vadovu. Nėra studijų, kur pabaigi managementą ir tave pasamdo vadovu iškart.
dažnu atveju, aišku, yra įmonių, kurios tai daro, aš manau, jos irgi turi savo strategijas, aš gal taip drąsiai nedaryčiau. Man patinka vadovų susiauginti, tai reiškia, kad aš matau potencialą, pasiemu ir po truputį daug. Ir dabar irgi statau naują vadovą. Asmenybės prasme statau, lipdau. Ir man labai smagu žiūrėti šoną, nes aš tam tikrą formą matau save. Ir aš matau, kad jis toj lūš, mentaliai lūš. Ir toks, davai, varyk, davai. Ir tu tiesiog lauki, kada jam bus breikas ir tas sakai, žiūrėk, bičias taip nesidaro, nes, tu mirsi. O tai kaip užgaudyti tą breiką, kad nebūtų tu mirei? Aš vadovavimą lyginu su tam tikra forma vaikų auginimo, ne? Tu gali vaiko aiškinti, kad lygintuvas karštas. Bet kada dažniausiai įsisąmonė šitą? Viktorija turi 4 vyresnius negu mano, tai turbūt gali pasakyti, man dar nežino, kas lygintuvas yra. Tai įsisąmonė turbūt po to pirmą, ne? Tai, darbuotojai... Bet yra, žinai, skalė, jeigu vaikšto ant balkono turėklo, balkonas antram aukšte. Taip, čia leidi ar neleidi? Kelių metrų antram aukšte. Bet, nes, turi skaudėti. Kol neskauda, nesuprasi. Vadovavimo pozicija yra lygiai taip pat. Feilas turi skaudėti. Feilas aplamai, jis nėra blogas, mes apie feilą šnekame kažkaip blogą dalyką. Feilas yra būtina sėkmės sąlyga. Tu negali suprasti, kas yra sėkmė, nepraėjęs pro feilus, nes tai yra techniškai neįmanoma. Ar teisingai suprantu, kad tu sakai, kad kai pradėjai prieš 7, tai tu labai stengdavais apsaugot, taip, lygintuvą tęsiant, nelės lygintuvą. Taip, buvo šitas, taip. O dabar yra, tipo, davai. Seniuk, laidas. Ne, dėk visą ranką, ne pirštais. O po to jau aiškini, kodėl. Jis jau pats supratį turi. Ir tada tu aiškini, ką jis galėjo padaryti kitaip, pavyzdžiui, ištraukti vaidą ir palaukti, negu tiesiog kišti pliką ranką ir tu jį taip kažkaip ugdai. Nes kol tu pats netrenki galvos į sieną, tu nežinai, kad skauda. O vadovavimas yra prižiūrėti kitus žmonės, literaliai, tai reiškia matyti jų veiksmus į priekį, galimas pasiekmes ir priklausomai nuo pasiekimų dydžio užbėgti į priekį, jeigu jau labai skauda, arba leisti sufeilinti. Tai jeigu antras aukštas pakankamai aukštai, tai užbėgi. Bet jeigu antras aukštas toks, kur, gal nieko neuž... Šieno kupė tam. Ne. Nes tu turi duoti su tą baimę, skausmą, nes visi šitie dalykai ugdo. Be jų, Čia kaip žinai, sporte tu negali suprasti pergalės, jeigu tu nežinai, kas yra pralaimėjimas. Literaliai negali suprasti pergalės džiaugsmo. Ką tik su Viktorija kalbėjom, kad reikia 1000 šachmatų pralaimėjimų vaikams susirinkti, kad taptum šachmatininku, nes jie ten miršta dėl tų pralaimėjimų paprastai. Bet tu nesuprasi ir džiaugsmo. Taip. Labai geras pavyzdys, man bent jau ikoniškas, yra Michael Jordano pirmas čempiono titulas. Bičas tiesiog 2 valandas verkė, nes prieš tai 7 metus jį mušė daužeris, visada tiesiog gaudavo. Ir mes kalbam apie geriausią visų laikų pasaulio krepšininką ever. Ir jis tiesiog 2 valandas verkė. Tai turbūt labai gerai paaiškina nesėkmių sankaupą. Tai tavo gavimas įrodo ryšį tarp šitų, nes jis visą tą laiką tobulėjo ir treniravosi ir mokėsi, derino savo komandos draugus, treniruotėse save keitė, kol pasiekė tą ir rodo džiaugsmą, bet tas džiaugsmas nebūtų toks, jeigu jis nebūtų praėjęs visą tą pragarą. O tai grįžtant prie tavo paties, tu dabar tobulas vadovas ar prieš 7 metus tobulas vadovas? Prasme, aš ofise tvardausi, pas mane dabar didžioji dalis panų, o prieš tai buvo didžioji dalis bernų. Kai vien tik bernai, tai varai 6 aukštis, viens kitas siunti paskui rusišką laivą, po 5 minučių high-five'inį, fist pumpą ir važiuojam toliau. Locker room culture. Kaip? Locker room culture. Tipo visiškai toks, turėjom 2 panas, tai tos greit paėmė kultūrą irgi nebesiparino. O merginos yra šiaip. Jos gal atėjo iš stipresnių šeimų, žinai, arba ten, žinai, 3 brolius turėjo, šiaip nežinau, bet gali būti, nes nežinau, kaip jos tokias kietos užaugo. O dabar, kai turi vien tik panas ir panos yra natūraliai empatiškesnės, jautresnės, blemo, tu labai sveri, ką sakai. Tai tu tada čia ateini ir sakai, ką galvoji. Nes, žiūrėk, tarkim, vakar buvo keisas, kur man reikėjo atrašyti Vilnių. Ir, tarkim, jeigu tai būtų buvęs mano DOV, tai būtų pip, 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 tu, pip, 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 kodėl? Dabar buvo labas, žiūrėk. Šitoj situacijoje. Ir kažkiek tai yra mano senatvė jau, nes vis tiek tai yra 4 metų skirtumas beveik. Ir kažkiek tai yra suvokimas, kad tu negali tokio kiekio emocijos paleisti į paną, nes jinai galimai loš. Bičiai tai tokie, tipo... Statistiškai, ne, gali visai būti. Bet bičiai dažnu atveju tokie yra labai
nejautrus, neempatiški. Nu tai tu tokius susisamdai tiesiog. Aš, aišku, rinkausi, aš ir dabar renkuosi ir ta prasme, mano tos panos tikrai geležinės, jos daug ten atvaiko, bet, nu, aš vis tiek stengiuosi jom būti daug švelnesnis. Ta prasme, tiesiog natūraliai, nes tikrai mano tikslas niekada nėra užgauti ar suvažinėti darbuotoją, aš tiesiog esu emociškas ir tas emocijas savo leidžiu reikšti, kas galbūt ne visų vadovų ten vadovėlį yra išreikšti. Aš kaip jaučiuosi, taip sakau ir, tarkime, jeigu vienoje vietoje galėjau mažiau save kontroliuoti, dabar biškai daugiau save kontroliuoju. Tai pereikim prie tos dalies, kur taip kartu pakalbam. Aš dabar galvoju, o kas yra, o tai kodėl vadovaujam? O kodėl, nu, bet, pavyzdžiui, Aliona, kodėl tu nežinau, kažką kitą darai? Kas tau, kodėl tu vadovauji? Aš žinai, per kiekvieną, man atrodo, čia neseniai buvo toks pusiau bairis su kolegom. Vienas sako, nu, vat įsivaizduokit tokį pratimą, kad vat, kažkas išėjo iš Vintedo ir grįžo po metų ir pamato šitą kompaniją naujom akim. Ir Vytas sako, jo, koks įdomus pratimas, sakau, jo kiekviena moteris patiria, kuri išeina į dekretą. Aš turėjau kitą teoriją tavo atsakymo, nes bet palauk, tu turi kietą brolį. Tai aš įsivaizduoju, kad jūs tiesiog mušatės, kuris pirmėjo. Ne, bet žinai, tai aš kiekvienais metais tais permastau, kai išeini metus pabūni ir galvoju, kad jeigu aš dabar nedirbčiau Vintede, ką aš veikčiau. Ir man patinka tas apibrėžimas, sako, pašaukimas yra ne tai, ką tu nori daryti, bet ko tu negali nedaryti. Ir aš suprantu, kad ko aš negaliu nedaryti, aš kai matau problemą, aš negaliu jos netaisyti. Pas mane yra taip sutverta, kad kai aš matau, kad kažkur veikia ypatingai sistemos ir organizacijos suboptimaliai, man norisi eiti ir tvarkyti procesą, sistemą įtvarkyti. Ir man šitas yra nuo mažens iki turbūt dabar. Tai aš suprantu, kad jeigu aš ne čia tvarkyčiau sistemą, aš nueičiau dirbti į ligoninę, aš turbūt ten eičiau tvarkyti sistemą. Jeigu aš nueičiau į Seimą, aš eičiau ten tvarkyti sistemą. Nes man atrodo, kad tiesiog gyvenimas yra per trumpas, kad žmonės nelaimingai eitų į darbą ir kad darbas darytų žmonės nelaimingais. Kad toks yra vadovų darbas, padaryti sistemą tokią, kad kiekvienas darbe, leisdamas tą didžiąją laiko savo dalį, jaustųsi šiek tiek laimingesnis. Čia geras, bet man tokia mintis kyla, niekada negalvoju apie tave taip, kad tu esi iš tikrųjų tiesiog genetiškai tada shitfixerė. Ja. Man atrodo, aš irgi. Gal dėl to ir dirbas per mane. Viktorija, kaip tau, kaip tas vadovavimas, kodėl, man gal pradžiai iš vis įdomu, šiandien turėjau tokį pokalbį darbę, kur kalbu su žmogum, kitas vadovas, sakau, o tau patinka vadovu būti? Susimastė ir aš toks, jau negerai. Sako, labiau patinka negu nepatinka. Ir aš, fuck answer is that? Ir ar pačiai, bet linkėjimai, ar pačiai, kaip tas vadovavimas, labiau patinka, nepatinka? Aš matyt, kaip tas pašnekovas, turėčiau užtilti ir susimastyti ir nežinau, ar tai geras ženklas ar ne. Bet man atrodo, vėlgi grįžtant prie tos ryties, iš kurios dabar esu, politikoje yra tikrai pakankamai žmonių, kuriem labai patinka vadovauti. Nėra trūkumo žmonių, kurie eina į politiką tam, kad būtų kažko tai vadovai. Ko Lietuvoje vadybininkų turim? Būtent, kad ne vadybininkų, bet, norinčių. Taip, bet čia vadovai, ta prasme, bosai, kurie nori sakyti, ne ta gerąją prasme. Viršininkai. Iniciatyvą turėjome, ne tik mandagiai? Mandagiai, taip. Bet tai man atrodo, kad tų tokių, nežinau, reluctant leaders, ar kaip juos pavadinti, tokių, žodžiu, dėl to, kad labiau reikia, ar dėl to, kad yra iššūkis, kurio negali nepriimti. Ir mano galbūt kelias yra toks, kad susidaro aplinkybės, nežinau, kodėl aš juose atsirandu, dėl įvairiausių priežasčių, kada reikia imtis atsakomybės. Nenoriu pernelyg eiti į lyčių tą lauką, nes jis irgi, vėlgi čia labai lengva nuslysti stereotipus, bet dažniau būna, kad kai, mano patirtis tokia yra, kad dažniau būna, kai organizacija susiduria su labai rimtomis problemomis ir iššūkiais, vaikinai, vyrai yra labiau linkę padaryti taktinį žingsnelį atgal ir užleisti lyderystę, pakviesti moteris, imtis tos lyderystės. Inclusion prasideda. Taip, prasideda inclusion. Nebūtinai taip yra, nenoriu apibendrinti vėlgi, bet man atrodo, neretai tai būna, nes netgi, tarkim, jeigu kalbėtume apie
ta kadencija, kada 3 moteris buvo lyderės koalicijos. Tai buvo labai sudėtingas laikas ir tai nebuvo visiškai, tai buvo retas toks statistinė prasme, netgi kad taip iškristų, kad 3 moteris. Ir manau, kad tas irgi buvo krizinis laikotarpis, tikrai labai sudėtingas, labai daug visko negero vyko. Ir manau, kad moterų lyderystė tada politikoje išryškėja, bet dabar mes gyvename visai kitos lyderystės, tos charizmatiškos, kuri perauga, nežinau, kartais į marazmatišką lyderystę. Čia aš kalbu apie politiką laiku ir todėl ją reikia atsvaros, tai įvairių lyderių reikia. Turbūt, kad aš asmeniškai tai nejau, man tiesiog reikėjo būti, aš nejau savo noro, aš turėjau būti arba galėjau likti amatininku visą gyvenimą. Nes vienas nespėjai, reikia pasiekti. Jo, ir tu renkiesi, arba tu lieki amatininku, which is also fine, ta prasme, ramybė savo išlėto, arba jeigu tu kažko sieki didesnio, tai tu priemi tą rolę. Ta prasme, aš nemanau, kad vadovavimas yra stressful, bet aš vienintelį savo giminiai aplinkų. O jeigu rimtai, tai mes čia visi paverkėm kaip sunku, bet aš didžiąją prasme, bendrąją prasme labiau orientuojuosi visada į žmonės, nei pinigus, nei verslą, nei kažką, bet į žmonės. Reikia pripažinti, kad yra tame nemažai džiaugsmo, kai tu matai, kad tu kažką užauginai ir kažkas kažko pasiekė. Ir tas vadovavimas neša atsakomybę, aš dažnai lyginu su vaikų auginimu tam tikrą formą, nes tu skiepiai tam tikrus dalykus tik į suaugusį žmogų. Ir manau, kad kiekvieno vadovo didžiausias noras yra, kad jiem pavyktų. Ar tai yra tavo įmonė, jeigu turi gerą santykį, ir šuršė, tu už juos čyrinsi kito įmoniai. Tai aš manau, kad mes čia visi galim verkti kaip sunku, bet turbūt reikėtų pripažinti, kad kai kažkuris mūsų darbuotojas kažkur kažką nuveikia, giliai širdį, faina, biškėgo pasiglosti, aš užauginau. Yra tas dalykas ir normalu. Ir turbūt, kad čia yra didžiausias džiaugsmas, kuris turbūt atperka visą tą marazmatiką, kurią reikia išgyventi, kai turi ar sunką etapą, ar kvailą partnerį, ar dar kažką. Tai, visko būna gyvenime, bet tas atperka. Aš nemanau, kad didžioji dalis žmonių, kurie tampa vadovais, eina iš noro taisyti ne tik sistemą, bet ir žmogų. Aš gal pratęsiu, tiesiog tu jau atsakei, kas labiausiai džiugina dirbant vadovavimo darbą? Aš pagalvosiu, užleisiu. Kas labiausiai džiugina, šiaip prasme suteikia, gal nuskambės kažkiek banaliai, bet vertybės. Ta prasme, kad tai, kad tu gali saugoti ar kažkaip taip gynybiškai laikyti tas esminės vertybės, kurios yra labai svarbios viskam demokratijos, liberalios demokratijos, tai nebūtinai susijęs su liberalais, bet liberalios demokratijos plačiaja prasme, tuos dalykus, kurie mums realiai yra mūsų sėkmės istorija valstybės. Man tai suteikia prasmę ir džiaugsmą, bet jis toks yra labai skirtingas nuo sporto. Sporte labai viskas paprasta. Pralaimėjai verki, laimėjai džiaugiesi, gauni medalį, pasikabini ir matai, štai yra rezultatas, yra didžiulė laimė. Šiaip jau politikoje nėra nieko, kas tuo tokiu aš turiu laimės jausmus susilygintų su sporto pergalė, nes ten emocija būna visiškai skraidinanti. Nuo standartų gal priklauso, dabar tai šiemet džiaugiasi, kad biudžetą priėmė. Ne tik, nes galbūt tai dėl to, kad tai yra individuali pergalė, bet visgi politikoje visai kitas principas, bet kokia pergalė ji yra ilgo proceso, kurio metu vis tiek turi padaryti kompromisus rezultatas. Tai pergalių ryškių yra mažiau, bet aišku, tai nėra žaidimas, tai yra gyvenimas, tai yra dalykas, kuris paliečia visus. Tai svarbos prasme, reikšmės prasme, tai yra svarbiau tiesiog. Aš pagalvojau, kad mane turbūt labiausiai džiugina, aš tas, kai pradėjau vadovauti, sakiau, kad aš žinosiu, kad aš darau gerą darbą, kai tos įmonės darbuotojai norės parašyti knygą, bet žemiausios grandies, tie specialistai, knygą apie įmonės kultūrą, kaip jam faina dirbti. Nes kai vadovai rašo tas knygas, tada toks, žinai, šiek tiek savo yra. Tai man turbūt daugiausiai džiaugsmo yra tie momentai, kai žmonės būtent dirbdami specialistų darbą, tai yra toliausiai turbūt nuo
C-levelio vadovų pradeda kalbėti, kad kažkas labai smagaus vyksta, pasikeičia, keičiasi, kad jų gyvenimas gerėja. Tai man turbūt tie momentai daugiausiai, nes pakeisti ten vienam vadovui gyvenimą padaryti geresniu nėra sudėtinga. Šiaip tai mes visi skirtingai žodžiais atsakėm, kad labiausiai džiugina rezultatas. Iš esmės. Ir turbūt net nereikia slėpti, kad kiekvienas vadovas ateina su pakankamai dideliu ego, ambicija ir noriu kažką pasiekti. Tai bet kuriuo atveju rezultatas, galutiniam variante, kiekvienam vadovui nėra paskutiniai vietoje. Viktorijos išvardintas rezultatas pačiaja prasme yra sunkiai matomas, bet jis yra suvokiamas, kai tu tą darai, kai tu būni iš arti. Alionos tai yra žmonės, kurie įvertino pasikeitusius įvykius, bet tai yra rezultatas, pasikeitę įvykiai yra rezultatas. Mano atveju mes kiekviena įstaiga turi golus, kuriuose ten kas ketvirtį, kas pusmetį pasieks. Tai kai mes įgyvenam savo tikslus, mes džiaugiamės, mes einam 1000 metų ir taip toliau. Tai turbūt, kad kaip bežiūrėsi, kaip bematuosi, bet kurio vadovo įmonės ar įstaigos džiaugsmas slypi rezultate, tas rezultatas gali turėti daug skirtingų pavadinimų, veidų ir atspindžių. Ką ir kaip. Ne? Visi turim savo kaip, bet ką tai turbūt panašus. Ir kur turim? Tai gal aš vis dar galvoju apie to žmonės, kur būni vadovavimo pozicijoje, bet lik ir biški gražiojas. Arba galbūt būni prie, turi galimybę pereiti vadovavimo poziciją ir tu toks neimti. Ir turbūt uždarimai gal ir norėčiau visų paklausti, ką vaduotumėt kaip patarimą tokiam žmogui. Arba tam, kur sėdi ir dvejoja, ir tai gali būti, kad jau kurį laiką dvejoja, arba tam, kur gal turi tokią galimybę, ar ten horizontalus, ar vertikalus šuolis, bet irgi taip dvejoja, neimt. Kaip? Jo, čia gal, žinai, pirmą tai reikia turbūt pasakyti, kad mes visi vadovaudami, turbūt nežinau ar per dieną, bet pakankamai dažnai mintyse sakom, aš ėjau, kokią velnę man to reikėjo, tai čia it's fine. Bet atsakant konkrečiai tiksliai tavo klausimą, tai aš pasinaudosiu Richardo Bransono citata, kuri man yra tovo šitam reikalui. Once opportunity comes around, you take it, later on you will figure it out how to do it. Aš sakyčiau, kad yra ir patarimas, toks padrasinimas ir taip pat perspėjimas, galbūt du dalykai, bet čia tos pačios monetos dvi pusės. Tai patarimas yra labai retas atvejis, kad žmogus jaustųsi, kad 100% yra pasirengęs imtis iššūkio. Arba kažkas yra ne taip su tuo žmogumi ir pervertina savo galimybės, arba visgi yra labai sunku gyvenime realiai jausti 100% pasiruošus. Tai patarimas yra palikti tą 20% mokymuisi, kai ėmėsi pareigų, nes dažniausiai ir tikrai dažniausiai viskas pavyksta. Tai ta abejonė, tai yra, man atrodo, sveikas savikritikos jausmas, kuris irgi yra geras signalas. Bet perspėjimas, aišku, toks, kad kai ėmiesi iššūkio, naujų pareigų, karjeros šuolis įvyksta ir turi derinti daug įvairių dalykų, apie ką jau kalbėjome, ir asmeninį gyvenimą, šeimą, vaikus ir panašiai, tai reikia įvertinti iš karto savo tą sąžiningam būti prieš save ir pagalvoti apie tai, kaip aukosi, kaip aukosi ir, galbūt kaip tai balansuosi, bet tiesiog visiškai sąžiningai, ne į išorę tai transliuodamas, bet labai ramiai savo susidėlioti, nesitikėti, kad koks širdyje esi įsitikinęs, kad esi nuostabus, gražus, gabus, protingas, viskam pasiruošęs. Nereikia galvoti, aš tik dar labiau pasistengsiu ir viską pavyks. Tas pasistengsiu, man atrodo, yra negeras žodis. Hope is our strategy. Taip. O aš gal būsiu nepopuliari. Aš manau, kad ne kiekvienas turi eiti į vadovus. Ir man atrodo, labai dažnai nukenčiam, kai geri specialistai tampa labai vidutiniškais vadovais. Tai man atrodo, kad reikia taip, jeigu tu esi geras lyderis, ir pas tave natūraliai yra tas noras būti turbūt gerų lyderių ir vadovų, tai tu jau be titulo tikrai būsi daręs žiauriai daug toje srityje.
Jeigu tu natūraliai nedarai, bet nori tas rolės, kad galėtum priimti sprendimus, daryti kažkokius pagaliau pokyčius, tai neik. Nes jeigu tu natūraliai iš savęs neėmei, nedarai, neėjai su iniciatyva, tada pasižiūrėt, o kur tu natūraliai ėjai ir darai kažką daugiau. Ir galbūt tai yra visai kitoj srityje, nes mes labai dažnai supainiojam, pavyzdžiui, ar ten eiti architektus, ar eiti vadovus. Ir atrodo, ten vienur arba kitur gali atrodyti paprasčiau. Tai aš tiesiog, man atrodo, mes labai retai šiais laikais klausiam patarimų ir klausom kitų. Mus labai mokina neklausyti kitų. Tai man atrodo, reikia kažkuriam amžiui pradėti vėl klausyti kitų, klausyti tėvų, klausyti aplinkinių, bet nebūtinai priimta kaip kalėdinę dovaną. Žinot, kaip padovanoja, ne viską reikia naudoti, galima kažką pasidėti, bet paklausyti verta, nes tos įžvalgos kartais gali pasakyti daugiau negu tu pats. Tai neįti vadovas, mano patarimas, jeigu abejojat, tai nėra 100%, kad reikia eiti. Ačiū, Aliona, tai turbūt su tuo palinkėjimu ir pabaigsim. Tokių, sakykime, sveikų dvejonių linkėdami ir linkėdami geros likusios dienos. Ačiū visiems. Ačiū. Tiek. Ačiū.